Nu, labai geras pasiruošimas buvo, tikrai sąlygas buvo padarytas ir dubleriam, ir pagrindiniai komandai. Nu, daugiau dubleriam, tai jiem berniukam viskas buvo tikrai super. 3 kelionės. Pirma, gal fizinė parengtumą didesnė buvo, daug darbo jie ten įdėjo berniukai. Nu, ne visi važiavo, bet daugmaž visi, į kurio mes įdedam. Nu, tikimės iš jų. Gal laikui bėgant jie, gal po metų jau mūsų tvirti žaidėjai. Pagrindė, nu, ką dar pasakyti. Nu, tikrai verta buvo ir pirma fizinė parengtumą, antra buvo daugiau per žaidimus, Taline vyko irgi sunki stovykla ir trečia buvo grinai turnyrė, važiavom į Minską ir išbandėm ten jau tuos berniukus, kurie jau buvo ne visus, bet kurie arčiausiai jau mūsų nuomonė yra pagrindą, tai jie tikrai mūsų nenuvylė. O kokiu dar turite planų, kol sezonas dar neprasidėjo? Sužais dar, kad tvirtai su visais berniukais, va, grinai, kad jie žaistų, ką jie žais dublerių čempionate, nu, kokias 2 rungtynėlės dar, sužais draugiškas. Ir tada jau žinosim tikrai viską. Kaip manote, kurie dublerių komandos žaidėjai jau šiame sezone gali tapti pagrindinės komandos futbolininkais? Nu, Burkšaitis, Saimonas, Šarūnas Jurevičius, Tadas Špukas. Gal aš išskirčiau daugiau tuos 3 berniukus, nes jie tikrai daugmaž 2 gal. Tai Špukas su Burkšaičiu, jie didžiausią pažangą padarė, jie tikrai šiais metais startuos jau. Nors ir kiti tie yra berniukai, jie tikrai neprastesni yra, nu, gal čiut jiem labai sunku yra persiorientuoti iš jaunių to futbolą į vyrų iškart, nes dublerių čempionate labai daug žaidžia vyrų, kur jiem yra tikrai labai sunku. O komanda ir futbolo akademija turi dar labai jaunų žaidėjų. Ir kaip manote, kas tolimesnė ateityje galėtų būti pagrindinės komandos gal futbolininkais? Jūs turite omeny dublerių, kurie pas mane treniruojasi? Nu taip, dar kurie yra labai jauni. Nu jie ne jauni, nu jiem yra 17 metų jau ten ir dar kitais metais tai tikrai jau ir galiu drąsiai teikti ir Urbelis Rokas, ir Jasaitis Saimonas, ir Jasaitis Edvinas, ir Krištopaitis, ir Ernestas Pilypas, jie tikrai, ten daug berniukų gerų yra. Ir Klimas Gusačenka, kur tikrai mane stebina, daug berniukų stebina. Savo norų daug ką pasieks. O kurie jaunieji futbolininkai praėjusiame sezone galbūt patobulėjo labiausiai? Nu, jeigu lygint praėjus ir dabar paruošiamam sezone, tai patobulėjo daugiausia iš jų visų, mano nuomonė, tai va, Klimas Gusačenka, Jasaitis Edvinas. Daugmaž visi tie patys, kur aš ir pasikartoti nenoriu. Tikrai jie visi. Čia Ponkus, Mindaugas, gaila berniuks, tikrai geras, traumą biškį gal turėjo jam kirkšnis, bet patobulėję visi, jie dega noru įrodyti šiais metais pagrindui tikrai sieks, kad jie neprastesni. O kokius tikslus dubleriams kelia tiek vadovybė, tiek jūs kaip treneris? Nu, mes keliam tai tikslą tame, kad jie papultų į pagrindinę komandą, pirmoje vietoje. Kad jie stengtų žaisti pagrindiniai komandai ir dublerių čempionate lygiai taip pat. Jie turi stengtis, nes jie rodo savo veidą dublerių čempionate, jos tikrai seks ten ir kiti treneriai, rinktinės treneriai, nes dublerių čempionatas tikrai jis labai stiprus yra. Ir jiem tobulėti čia labai gerai. O jūs pats esate dar labai jaunas treneris ir kaip manote, kokių jums savybių trūksta, kad būtumėte pagrindinės komandos treneriu? Na, aš nesiekiu, žinokit, būti pagrindinės komandos treneriu, nes, kaip pasakyti dabar čia, stažas mažas, pirmoje eilėje ir aš tikrai nenoriu dar, aš tik tai mokaus.